Tai sveiki visi, šį kartą turim Landirenzo dujinės įrangos montavimo dirbtuvėse beveik visiškai naują automobilį. Toyota Corolla Cross versija, 25 metų modelis, 1.8 hybridinis variklis, nėra tai tiesioginiai purškimo varikliukas, MPI, 4 cilindrai, puikiai žinomas ir pažįstamas mums variantas ir be abejonės visų 100% važiuojantis dujomis. Na, o kadangi klientas nusipirko automobilį ne vieneriem metam, susitarė su Toyota atstovybė dėl garantinių sąlygų, kas liečia automobilį su dujinė įranga. Žinau, kad daug kas rašot ir klausėt, tai aš šitoje vietoje nenoriu komentuoti. Šitoje vietoje turėtų pakomentuoti atstovybė arba jūsų konkrečiai garantinės sąlygos. Taip kad jeigu kažkas vairuojat naują, apynaują Toyota, yra garantinis automobilis, tai galite pakalbėti su atstovu apie dujinės įrangos montavimą. Ir galbūt tie atsakymai bus tokie pateigiami, kaip kad ir šiuo konkrečiu atveju. Nors tų nuomonių esu girdėjęs įvairių ir situacijų yra irgi įvairių. Taip kad šitą vietą palieku spręsti patiems klientams ir savininkams. Na, o grįžtant prie sistemos, tai sumontavom Landirenzo sistemą. Tarp kitko, tokią pačią Landirenzo sistemą galima įsigyti kaip pavyzdys Varšuvai, perkant naują Toyota automobilį su gamykliškai sumontuota sistema. Sistemos praktiškai standartai atitinka ir mūsų, sakykime, montavimo standartus, mes juos lygiuojame, stengiamės dirbti pagal tuos pačius standartus, kurie yra naudojami montuojant dujinės įrangas į visiškai naujus automobilius. Tai truputėlį vis tiek kitas kokybės lygis, pavadinkim taip. Tai realiai į šį automobilį sudėjom viską, ką galim geriausiai ir turim šią dieną pasiūlyti, tai kas veikia, kas kiek įmanoma mažiau kelia problemų. Nei mum, nei be abejonės vairuotojui, savininkui, tai labai trumpai apie komponentus galiu ir papasakoti. Tai pats valdymo blokas yra sumontuotas šitoje vietoje, Landirenzo Evo OBD, puikiai visiems pažįstamas, kiekviename 4 cilindrų automobilyje jį tokį patį matote, taip kad kaip mato tinka ir 95 metų mašinai, ir 25 mašinai, be abejonės be jokių problemų. Dujiniai purkštukai yra sumontuoti naujo tipo reilai į G7 Dakota. Tai yra naujas produktas, kurį mes siūlome po truputėlį mūsų klientam, įeinam į rinką. Labai greiti purkštukai, tikslus purkštukai, labai gerai dirba, tikimės tokių pačių puikių rezultatų ir žiemos sezonų, kai turim ypatingai nešvarų kurą, tai bet gyvenimas parodys, kaip jie iš tikrųjų tarnauja. Dar taip truputėlį atsargiai vertinam juos, bet tai yra gamintojo, sakykime, patvirtinti purkštukai ir mes juos be abejonės montuojam. Tam, kad tie purkštukai gyventų švaresnį gyvenimą, naudojam atnaujintą Landirenzo dujinės fazės filtrą su surinkimu, štai šitoje vietoje, slėgio davikliukas, na ir Landirenzo LI10 turbo reduktorius. Reduktorius paskaičiuotas iš principo nominaliai dvigubai galingesniam varikliui. Tai reiškia, kad turėtų nuvažiuoti, skaičius vardint sunku, bet tikrai ne 10 000 be jokio remonto, priežiūros ir aptarnavimų, kadangi net ir pusiau užkimštas, pusiau sukietėjusią membraną, jisai vis tiek visame diapazone sugebės puikiai išgarinti dujas ir pamaitinti variklį, taip kad turėsim ir nepakitusi variklio resursą, ir sveiką katalizatorių, ir vožtuvų lizdus, ir taip toliau ir panašiai, jau nekalbant apie puikias kuro sąnaudas bei automobilio dinamiką. Na, visi montavimo darbai, kaip jau minėjau, pagal standartus, tai jeigu atkreipsi dėmesį, tai ir specialios gofros, ir spiruoklinės sąvaržos, ir gamykliniai laikikliai, viskas sumontuota patogiai, tvirtai, kaip sakyti, ne bet kaip, nenumesta ant kažkokio varžtelio ar ten užtruktuko į šoną ir padaryta tikrai patogiai. Atskirai nuo dujų reduktoriaus turim ir skystos fazės filtrą bei dujų vožtuvą, tokiu kampu, kad būtų jį patogu mums aptarnauti, prieit, filtrų keitimas, viskas matosi, mūsų komponentai neužstoja nei oro filtro keitimui, sakykime, nei alyvos užpilimui, taip kad viskas padaryta taip, kaip ir turi būti padaryta. Viskas nuvalyta, paruošta instruktažui ir klientui atidavimui. Tai va, tai Toyota Corolla Cross, beveik naujas Toyota automobilis, jei kažką vairuoti panašaus, kreipkitės, pasikalbėsim apie dujinės įrangos montavimą. Tai apie variklio skyrių tiek, dujų perjungimo mygtuko vieta, be abejonės, yra pasirinkta kliento, tam panaudojam vieną iš 2 laisvų būtent mygtukų vietų štai šitoje, kairio vairo vietoje, labai patogi vieta, iš tikrųjų gera vieta, matosi vieta, toks jau susitarimas, bet tikrai geras variantas. Pildymas, baltas automobilis kažkur padaryti čia šone, kai kas prašo, kai kas daro, bet be abejonės tai jau tikrai nėra tvarkingai, stengiamės įsumontuoti čia.
Ir stengiamės sumontuoti ne tik, kad tiesiog įsisuk dar su adapteriu, bet kad iš tikrųjų būtų patogu atsidarius, atsisukus kamštelį, lygiai taip pat, kai mes atsisukam benzino užpilimo kamštelį, iš karto jungti pistoletą ir pildytis dujas. Nerūdijančio plieno varžtai, be abejonės, kiekviena kėbulo pažeidimo, pavadinkim taip, intervencijos vieta yra padengiama antikorozinė danga, tam, kad tų korozijos židinių nebūtų nei dabar, nei ateityje, viskas gražiai užsidaro, tvarkingai savo vietose. Dujų balionas čia yra sumontuojamas atsarginio rato vietoje, yra didžiausio įmanomo diametro ir žemiausio aukščio, Bormech gamintoja 56 litrų. Tai va, tai bagažinės turi, matot, nei jinai labai didelė, nei jinai labai maža. Balioną iš principo galima netgi montuoti ir didesnį, tik turėti reikia omeny, kad kuo didesnis balionas, tuo jau turis bagažinės be abejonės mažės. Tai va, tai tiek apie Land Renzo dujinę įrangą sumontuotą į Toyota Cross automobilį. Kaip minėjau, ieškatiems kokybiškų sprendimų. Kviečiam, susisiekit, pakalbėsim, aš pasiūlysim kokybišką Land Renzo sistemą. Ačiū.